klausykitės, kol operatorius linktelės galvą, mums būtina pramankštinti balsą. Pratimus pamenat. Gerai sakai, kolega. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pasiruošęs, kolega? Taip, pasiruošęs, jo. Na ką, laba diena visiems. Senai buvome besusitikę eteryje. Laba diena, taip sakant. Šia ypatinga proga, šis susitikimas su senais kolegomis. O tai kokia čia proga? Tu ką, juk šiandien pasaulinė lėlininkų diena. Na, kaip pamiršai, kolega. Primiršęs buvau, taip sakant. Nes mūsų gerbėjai žiūrovai puikiai žino. Taip. Na jo, klausyk, kolega, kaip tu jautiesi tiek metų atidavęs lėlininkų profesijai? Kaip puikiai jaučiuosi, taip sakant. Jo. Pilnas energijos. Taip. Ir kuo žavi tave, tavo profesija? O tai va tuo, kad galima visokių būti, reiškiasi vaidini, tai tiesiog, ne tai, kad tiesiogiai kaip dramos teatre, o va pasislepi už lėlės, nieks tavęs nemato, o lėlė tai jau žiūri visi į lėlę, taip sakant, tai būna drąsu ir vaidinti. Va, kolega, taip nemato visokių trūkumų. Ar ten užkulisiuose, ar ten kokia seilė nudvyksta, ar ten kokia špygutė parodai. Oi, kolega, surimtykit. Jo. O kolega, ar jums tenka dažnai išgirsti tokius klausimus iš normalių žmonių? Kodėl jūs būdamas normalus pasirinkote, kaip sakyt, žaisti su lėlėmis ir taip nerimta? O tai, kolega, tu laikai reiškia save nenormaliu, ar kaip supratau? Tai ką reiškia normaliem? Tokį pažinu. Nu, tai taip. Tai aš tai normalus. Žinot, kolega, o pas mane, kai paklausia, na kas čia per, sako, taigi juk nenormalu, suaugę žmonės tokiais dalykais susijama. Tai turbūt čia taip kalba tie, kad jie nebuvo mūsų spektakliuose ir nematė, kad mūsų lėlių spektakliai yra ir suaugusiems. Na taip, čia va toks kolega stereotipas. Nu jo. Lėlių teatre, lėlių teatras vaikams ir lėlių teatre vaidinti turėtų kaip vaikai tuomet. Nu tai kur jau ten, nors aišku gali ir vaikai, Jo, kolega, bet nieks nesupranta, kad supranti, dirbdamas, vaidindamas lėlių teatre, tu niekada nepasensti. Nepasensti, aš tai va visai jaunas dar. Klausyk, kolega, žinai, aš tai galiu sakyti, kad lėlininko profesija tik vieni privalomai. A ne? Tiesiog universalus aktorius, kadangi gali ir dainuoti su lėle, ir šokti, ir visokių dalykų. Ir dažnau gali paspirtuku važinėti po sceną. O svarbiausiai, visą tai perteikti per lėlę. Per lėlę, jo. O dramos aktoriui jau sudėtinga. Jau dramos aktorius gal ir nesugebėtų. Taip, jau reikėtų daugiau darbo. Oi, kolega, apie ką čia aš? Kolega, o koks tau smagiausias personažas, kuriuos vaidinai? Tai gal sakau drakonas. Drakonas? Jo. Mena plačiau. Tam spektaklį, kur yra drakonas plus abrakadabra lygų princas. Tai va labai smagi tokia rolė. Ten ir paspirtuku gali pavažinėti, ir virsmai visokie tokie, ir padainuot gali. Ir burtai. Ir burtai, taip. Jo. O matai, žinai,
visuomet labiausiai patinka tos marionetės. O marionetė jau sudėtinga, Jo, Lėlė. jo. Jau čia reikia meistriškumo ją Jo, valdyti. ir kiek nutikimų būta. A ne? Jo, Tai papasako, kolega, kokį. vienam spektaklį, be vaidinant su marionetė, tiksliau valdant marionetę, Aha. atitrūko virvėlė. Vajetu. Na, į ką daryti? Į ką Juk daryt? neišeisi vidury spektaklių virvotys prisirišti. Nu tai va ir ką, kolega, darei? Tiesiog teko apsivynioti ant piršto. O, matai, išsisukai, reiškia. Apsisukau virvutę pirštą ir tai pabaigiau spektaklį. Va, Na, aišku, kaip- po to tas pirštas pats, žinai, kokios spalvos buvo. Jo, Na, kūdikiai. bet žinok, kad ne tik su marionetėm taip gali atsitikti. Na. Aš tai pavyzdžiui vienam spektaklį Vilką vaidinau. Na. Su ta lėlytė, kaip ji ten vadinasi, kur ant pagaliuko būna. Gabitinė. A, jo, Jo. gabitinė. Tai va ėmė ir nulėkė Vilko galva visai. To tik Supranti? Vaje. Ir, o spektaklio dar tik pradžia. vaja. Ir ką daryti, nu tai taip ir vaidinau, kūnelį savo, galvytė savo. Bet nieks nesuprato. Gal ir nesuprato. Vaja. Kokių Jo. tik nutikimų, kolega, kai pagalvoju. Tai kaip iš kranelių bėga tie, o tų nuotykių. Jo. Vieną kartą, žinai, sėdim scenoje, Aha. pertraukėlė. Pertraukėlė. Ogi žiūrim iš užkulisių. Lėlė atvažiuoja, sniegų karalienė, a tu įsivaizduoji, O ne? nutirpo ir kojos ir rankos. O tai kaip ten, nu, tikra? Va ir ne, tikra, ir nežinojau kaip taip. Niekaip po šiai dienai nesuprantu. Matai, aš irgi nelabai suprantu. Na tai, supranti, o paaiškinimas toks, Nu. nes lėlių teatre ir vyksta stebuklai ir magija. Jo, žinau, kolega, per vieną spektaklį Na. irgi sėdėjau tarp žiūrovų, ten vaidina aktoriai su lėlėm ir staiga žiūriu, ogi scenoje drugelis skraido. A, mačiau, aš šitą Tikras gyvas čia per drugelis. festivalį jau buvo. Jo, tai nežinau, ar čia oras atšilo, ar čia jis tiesiog ėmė ir atsigavo, bet va, išsirito drugelis Klausyk, scenoje. kolega, gal mes jau čia per daug įsirutuliavom, Aha. nors kalbėtume, bet tiesiog reikia dar tarti sveikinimų žodį. O, tai kolega, tark. Aš tada ir tariu sveikinimų žodį. Na ką, noriu visiems lėlininkams, jų bičiuliams, žiūrovams ir gerbėjams Aha. palinkėti prasmingos ir džiugios tarptautinės lėlininkų dienos. Būkite kūrybingi, būkite laimingi, taip sakant. O dar šio žavaus žanro netradusiems žmonėms nepasiduoti stereotipiniam mąstymui, kad lėlių teatras yra tik vaikams. Jo, teisingai. Ir drąsiai nerti į nenuspėjamus lėlių teatrų vandenis. Matai, kaip gražiai pasakiau. Tikrai, kolega, gražiai pasakei, taip sakant. Jo, ir beje, kolega, juk mes čia, Alytuje, Dzūkijos sostinėje ir visoje pietų Lietuvoje turim lėlininkų meką. Lėlių teatrą, aitvarą. Jo, Įsivaizduoji, koks jo. tai lobis. Taip, Tai tikrai, va, kolega. labai visų laukiam, mylim ir švenčiam tarptautinę Lėlininkų dieną, taip Jo. sakant. Ačiū, kolega. Ačiū Atsisveikinėk. uždėmesi. Ačiū visų gerų. Viso Iki gero. naujų susitikimų. Bet kolega po Ką, kolega? ilgo laiko Ką? labai gerai. Nu va, ačiū, kolega. Na, kolega. Tai einam gal arbatos išgersim. Jau ir kokį turčiuką. Jo, Einam. einam tada.